Sveiki, šiandien pademonstruosiu, kaip taisyklingai atlikti rankų spaudimą treniruoklyje krūtiniai. Tai pirmiausia, nusistatykite sėdynę, kad rankenos būtų maždaug krūtinės aukštyje. Jeigu laikysite už apatinių, tai kad būtų maždaug tokiam aukštyje. Jeigu už kitų aukščiau esančių rankenų, tai tiesiog sėdynė aukščiau reikėtų pasikelti. Dabar visa krūtinės treniravimo esmė yra įtempti sėdmenis, įtempti presą, aktyvuoti krūtinę, aktyvuojat krūtinę pakeldami ją į viršų, nuleisdami plačiai pečius ir suvesdami mentį. Viso pratimo metu mentis įremtos į soliuką arba į atramą ir alkūnės tenkitės, jeigu treniruoklis izoliuotas, kad visai nebūtų peties aukštis, o kad šiek tiek žemiau būtų. Nes čia nėra labai funkcionalu izoliuoti treniruoklį, dėl to reikia pasistengti bent, kad kažkiek tas 45 laipsnių kampas išliktų. Nusistato svorį, sėdmenis įtempia, presą įtempia, krūtinę aktyvuojat, mentis nuleidžiat, susukėlėt galvą atremiat, kojomis įsirėmėt, sėdmenis įtempti, kontroliuojamai lenkiam rankas, įkvėpdami oro per 3 sekundės, per sekundę išstumiam išpučiam. Stenkitės pajausti, kad stumėte rankas iš krūtinės, kad nedirbtų per daug kiti raumenys. Įkvėpiam, išpučiam. Jeigu krūtinė sukilus kaip pas mane ir kieta, reiškia atliekat pratimą taisyklingai. Ištempiat ir spausdami turite jausti krūtinę. Ir šitoj padėty krūtinė lieka aukštai ir kieta. Jeigu, pavyzdžiui, petys išėjo štai taip, tai viskas, jūs visą mechanizmą sugriovėt. Petys išėjo, krūtinė laisva nebedirba. Tai reiškia, petys turi būti vietoj, mentis suvesta, krūtinė sukelta. Taip jūs išlaikot ją aktyvuotą. Štai taip atrodo pratimas atliekamas taisyklingai. Sėkmės sporte.